Taigi, rinkimai ant nosies. Kokios to prezidento savybės turėtų būti? Į ką reikia atsižvelgti renkant prezidentą? Kas yra svarbiausia? Taip, aš tą labai gerai, kaip sakyti, žinau, nes nuo Brazausko prezidentą buvau su juo delegacijai, į Maskvoj buvom ir su Adamkum nuo pat pradžių, buvau net iki karaliaus daėjęs, pas karalių priėmimas buvo, ir su Grybauskaite, Ukrainai. Tai tas yra... Galiu daryti tokią išvadą. Geriausias buvo tai Algirdas Brazauskas Mykolas. Jisai net grįždami iš delegacijos, prie kiekvieną dalyvę, kiek ten mūsų buvo delegacija, prieja, kuo užsiimi, kokios problemas, gal galim padėti. Iškart toks tėviškas supratimas ir atsižvelgimas. Va toks turi būti prezidentas. Aš su Adamkum irgi artimai bendravau nuo pat pradžių. Ir aš tą mačiau jų supratimą, jų atsinešimą. O kai su Grybauskaite važiavau, jinai net atskirų lėktuvų skrido. Jokio kontakto nebuvo su delegacijos nariais. Ir konferencija Ukrainai vyriausybei, o prezidentūrai nebeatsimenu, aš pasikviečiau, man leido atsivežti, nes aš Titano projektą su Ukrainos mokslo akademija, Titano centru, su mokslininkais mes tada jau buvo nemažai metų, kai mes dirbom kartu prie projekto. Ir aš juos iš vieno šono Titano centro direktorius ir iš kito pavaduotojas, irgi akademikas. Ir Porošenka, Grybauskaitė sėdi už stalą, Porošenka tribūnai ir šneka į gyrę наша Даля, как она нам помогает. И tas akademikas taip kreivą šypseną tokią parodė, grimasą. Sakau, što neteisybę kalba prezidentas. Sako, teisybė, bet padeda tai ginklais. O sakau, tokį projektą, tai abiejom valstybėm būtų didžiulė nauda. Vartau nuotraukas, žiūriu padėkas. Ir kairieji, ir dešinieji, ir su Adamkum bendra kalba, ir su Brazausku bendra kalba. Tai kaip čia tos pusės, kairioji ar dešinioji, kas čia yra svarbiausia šiandien? Suprantat, kaip yra, verslas negali būti visose pusėse. Nes jeigu tu konkrečiai kažką tai pradėsi politikuoti, tave oponentai pribaigs, kaip ir Lūbi, kuris irgi per anksti išėjo ir žinau labai gerai, aš nuo 94, kai rinkom į Pramonininkų konfederacijos prezidentų, bendravom labai ir žinau, kodėl jis numirė, buktai. Tiek tą patį aš labai gerai žinau į Mažeikių naftą, kaip Kiesiam nupjovė galvas, kodėl tai padarė, į kas paskui pasiekmes kokias. Reikia analizuoti problemą ir analizuoti paskui pasiekmes, tada atrandi teisybę, kodėl taip įvyko. Ir kada tą visą informaciją valdai, tada tu žinai iš tikrųjų, kur mes einam. Ir jeigu dabar prezidento rinkimai labai svarbu, ir kiekvienas žmogus turi, juk negalima rinkti to, ko jau tu žinai, kad jisai blogai dirba. Kam priimti darbą, jeigu jis nemoka dirbti? Bet tu tiki, kad jis jau išmoko per tuos metus ir pasitaisys dabar. Suprantat, čia ne išmokimas. Čia kaip jų pagal politikus skaidrumas, sąžiningai dirbti valstybei, visuomeniai. Kaip galima rinkti tuos pačius, jeigu mūsų pagrindinės strateginiai objektai, kur suteikia visuomeniai įvairios paslaugos, būti valstybinė. Turi būti valstybinės, o ne privačios. Nes dabar rinkimų kompiuteris, tai irgi privačiose rankose. Tik kokius mes rinkimus kalbam? Kaip pasakė, kad
ne tas laimi, kuris balsų daugiausia gauna, bet tas laimi, kuris balsų skaičiuoja. Tai vat mes tokiu rezultatu ir turim tokius prezidentus. Tai o kokios savybės jūsų manimu jau visiškai netinkamos prezidentui? Tie, kurie buvo ir parodė, kaip jie dirba. Ir viskas. Vienintelį, žiūrėkim, ką padarė. Ir prieš tai buvęs, ir dabar esantis. Atsiprašau, mes ne užsienio politikas neturim, vien tik visuomenę gąsdina karais. Aš jau Titaną projektui gavau patvirtinimą finansavimą 22 metais. Kaip patvirtinam? Mes sutarėm jau, sako, kad gerai, jie vien iš to, kad Siemensas susidomėjo tuo projektu ir atvažiavo. Vyriausybei pristačiau tą projektą kartu su Siemenso atstovais atvažiavusiais iš Siemenso smegenų centrą Šefildo. Galiu parodyti filmuką, kurie statė Meksikoje. Ir mes vyriausybei pristatydami su Siemenso atstovais. Butkevičius. 50% remsim to projektą. Siemensas sako, tada duokit mums 2 savaitės laiko, mes panalizuosim, kaip mes įsivaizduojam tą Titaną projektą Lietuvoje. Ir jie po 2 savaičių turi dokumentus, jų atsiųstus, įvardintas Skorpionus, pavardė mano, kad 7000 tonų, mes tada įvardinam 1000 tonų. Ir jie prisideda prie valsavimą irgi 50% kapitalo. Ir išsirutuliavo 500 milijonų. Ir įsivaizduojat, metinės apyvartas tai ne 1 milijardas gautųsi. Ir jau kiek metų būtų ta įmonė dirbę, jeigu kiekvieną taip projektą žvelgiant į verslą, į sąlygas, mes būtumėm tikrai toliau nuo Švedijos į viršų pakilę ir būtų buvę 5 milijonai gyventojų. Bet Leonai, jūs Aš nuėjau. Iš tikrųjų ekonomikoje mąstot, strategiškai mąstot, niekada neplanavote eiti į politiką, tarkim, kad padėti verslui, kad padėti valstybei. Kada tokia dabartinė situacija, to 30 metų, kada pasikeisdami arba dešinieji, arba kairieji valdo. Taip. Man irgi rimtas žmogus, kur man čia buvo bylas užvestas, aš nuvažiavau pas generalinį, išdėščiau viską. Jis ir lygiai taip pat pasakė, sako, ko neini į politiką, aš sakau, už ką jūs ant mane supykot, kad mane į tą mėšlą krūvą. Aš noriu konkretų darbą dirbti, bet tą konkretų darbą jie reguliuoja, kiek tu turi sumokėti, kaip tu turi veikti. Dabar ant tiek viskas reguliuojama, kaip višta turi būti narvelį, kiek jin turi pavaikščioti. Juk viskas pas mus dabar reguliuojama N kartų daugiau negu tarybiniais laikais. Žmogus dabar kaip pilietis. Ant tiek suvaržytas. Pažiūrėkit, kas darosi su tuo eismu. Nugi tragedija. Dabar visur turi žiūrėti į ženklus, į visokius gombus, į visokias aikštelės, saugumo aikštelės, visokias. Nebėra kada susikaupti važiavimą, bet turi darytis, kaip čia ta informacija. Ne, eismas kaip eismas, o bankai, kad žmogus atlyginimas... Bankai iš viso tragedija, iš vis tragedija apie bankų šnekėti skandinavų. Pakankamai gerai žinau vieną tą banką, kur esu. Vien pernai jiems sumokėjau, akcijam prekiauju, bet jiems sunešu nemažą sumą pinigų, jie plešia iš visų pusių. Kaip tik įmanoma. Ir visi suvaržymai visokiausiai. Čia mes nei savo banką turim, nei savo politikas turim. Tik kokia čia valstybė? Aš tą sakiau, su Matieku advokatu mes buvom irgi geri bičiuliai. Kažkaip vyriausybės rūmuose, eidami ten į Furšitą po tų konferencijos. Sakau, kažkaip man, sakau, ta Lietuva kaip valstybė, sakau, kaip UABas koks. Sako, tai gerai duodi, sako, čia privati firma.
Tai reiškia, Amžinatelsi Motieka taip pasakė. tai reiškia, einant dabar arba klausantis kandidatų pasisakymų, kokius klausimus jiems užduotumėt? Kokius klausimus reikia užduoti, na, kad galėtum išsirinkti tą Taip. kandidatą? Apart 2 kandidatų, aš su kitais Tai neturėčiau du ką nauji, kalbėti. ar ne? Prašau? Visiškai nauji, nebuvę. Taip, nebuvę. Na, nu vienas Jūs su jau prieš biškutė tuos prisilietė. buvusius? Ne, nu tai buvę jau parodė. Kad nieko negali. Kurie, suprantat, nuo pat pradžių. Juk parodė, kur mes atsidūrėm. Jie tik tai gyrėsi, kad kuo gyrėsi. Nu, bet Kad mes vidurkis NATO- atlyginimas padidėjo, pensija padidėjo. Palaukit, tai skaičiuokim mes tada. Grįžkim į 10-mečius atgal, rubliai 90 metai. Aš važiavau į Ameriką, ane? Ir man $300, už $300 sumokėjau 267 rublius. O rublius buvo daug Tai vertingesnis. taip. Daug vertingesnis už dolerį. Aš dolerį turėdamas vaikystėje, atsimenu, jaunystėje jau buvo. Rublį turi, tai tu gali nueiti pavalgyti skalsą, kotletas, sriubą, kompotą. Ir dar gali- už 20 kapeikų. Gali už tą rublį, tą patį rublį, pavalgyti pietus, nusipirkti ledų ir nueiti į palidovą į kiną. Už rublį. O dabar nueik kur nors už eurą. Nu, kad ir už 10 nelabai pavalgysi. Ne, nu tai... Bet, Ir į kiną nueisi, čia arba į jaunimas kiną, dabar arba į kiną. Už tai sako, atlyginimai didėja. Kas iš to, kad didėja, kad iš kito galą daugiau paėmė? Jeigu mes už elektrą mokam 28-30 centų, už šiukšlių išvežimą, beprotiškas, sakau, tuose rajonuose, kur gyvena žmogeliai, buteliuose, suprantat, jeigu da liftas yra, liftai smaugia, šiukšlės smaugia, viskas pastatyta ant privatininkų. Tas turi būti viskas nacionalizuota. Tai man klausti dabar to kandidato, Taip. kaip jisai žiūri Taip, į... kaip žiūri į visuomenės gyvenimą, kaip gyvena pilietis, mes galime visą BVP skirti. Mes neapsiginsim nuo tos atominės Rusijos meškos. Jeigu jis matys, kad įvaryta į kampą tą mešką, jin krepštels atominę ranką, leteną, į mūsų neliks. Kai Gorbačiovas atvažiavo 93 pas mus, ar ne? Jis ką pasakė? Ten, briduose. Sako, nesvarbu, kam jūs melsitės, ta prasme politika. Sako, negriaukime ekonomiką savo. O Taip, tas yra auksiniai labai žodžiai. O mes sugriovėm, palikam be pramonės, be atominės, be Ignalinos, be Mažeikių. Nu, bet tai dabar atėjęs, tarkim, prezidentas, ar jis dabar turės tokias galias, va toks antiek stiprus žmogus gali būti, kad va, per tuos 5 metus, nu bent į tą pusę pradėtų Palaukit, eiti. labai greitai galima padaryti, jeigu visuomenė pritarė į palaiko, eisim 100 000 prie jo, prezidentūrą, parašais ar kuo, kad galima elektrą imti iš Belarusijos, kad viską privatizuoti, energetinę sistemą neprivatizuoti, nacionalizuoti viską. Turi būti valstybinės reikšmės, buvo konstitucijai, valstybinės reikšmės objektai negali būti privatus. Valstybinės reikšmės, nuo šiukšlių pradedant iki atominės energetikos. Valstybiniai turi būti. O ką dabar išdarinėjame? Gerai, čia vienas klausimas svarbus. Taip. Dar ką turėtumėm užduoti kandidatui, kokį klausimą? Kandidatai, Nu, kaip? remtis reikia į šeimą. Jeigu jisai iš tvarkingos šeimos, yra tėvai, yra pats sukūrę šeimą, turi vaikų, kad būtų atsakingas vaikų ateitim. Kas yra valstybė? Yra šeimos valstybės ląstelė. Taip. Ir kaip jinai vystosi, taip ir visas medis. Vat pažiūrėkit, vat kokie gražų žodžiai. Kad būtum didelis, turi išskleisti šakas. Kad būtum stiprus, turi išleisti šaknis. Tai vat, ir tuo remiantis turi taip ir žmonės pasirinkti, natūraliai pasirinkti. Žiūrėti, ką žmogus padarė. Jeigu jis jau buvo valdžioj N metų,
Ir mes į tokį lygį daėjom. Jie dabar gyrės, kad mes NATO, mes Europos Sąjungai. Bet tas NATO tik tai kelia didelę problemą, kadangi kariauti reikia. O aš kariauti nenoriu, aš nenoriu, kad vaikai žūtų, kad visuomenė dar daugiau išvažiuotų. Nes jeigu karai, tai čia bet kažkokia Lietuva vis tiek ant karo kelio, šiaip ar taip, jau mes kaip tas akmenukas. Taip. Ar taip, mes neapsiginsim patys. Aš bendrauju ir telefonu su Ukraina akademikais, aš bendrauju su mokslo akademija Ukrainos. Taip, sako, neklausykit, ką jums ten šneka. Neklausykit, jeigu galit. Tai kokiegi tie pirmieji žingsniai turėtų būti to naujai išrinkto prezidento? Pirmieji žingsniai tai ir būtų atpalaiduoti ir padaryti valstybinės tuos visuomeniai teikiamas paslaugos. Ir elektra, ir šiukšlės, ir vanduo, ir kanalizacija, viskas turi būti savivaldybių ir valstybės nuosavybė. Bet jūs pagalvokit, kad dabar jūsų su verslu ar eisite kovoti. Kas kovoti? Dabar jau verslui, dabar privatizuota. Dabar privatu. Kas privatizuota? Šiukšlės, uabas, elektra uabas. Koks uabas? 15 ten uabų. Tai palaukit, tarybiniais laikais, nežinau, N kartų daugiau naudojom elektros. Jokių problemų nebuvo. Viena įmonė buvo. Elektros tinklai ir viskas. Čia kur dabar... Taip. Dabar yra daug tiekėjų. Pardavė visą tą teritoriją milžinišką, kur Šiauliuose. Ir dabar tie moka už nuomą ten. Juokinga, kai analizuoju, nors biški giliau, visur korupcijos akis tos vadinamas nesažiningumo. Tai kaip tam prezidentui atėjusiam dabar taip... Nacionalizuoti visuomeniai teikiamas paslaugas, viskas, nacionalizacija turi būti. Ir elektra, ir šiukšlės, viskas. Turi būti kaip ir anksčiau. Savivaldybei priklausyti. Ką savivaldybė veikia? Tada vykdomasis komitetas buvo 156 000 Šiauliuose, gamyklų po 5 000 dirba, ar ne? Vykdomajam buvo 104 žmonės ir partijos komitetą 37. Ir viskas veikia. Ir spaudos kioskas buvo valstybinis. Ir užteka visiems. O dabar socialinis skyrius, kur Edmundas Čėsna, buvo finansų ekonomikos skyrius. Edmundas Čėsna buvo vedėjas. Jis man 88 Maskvyčių kablūką paskirą davė kooperatyvui. Žiūrėkit, labai rimtas, čia paaiškinimas būtų mano. Vykdomajam komitetui buvo finansų skyrius, Edmundas Čėsna buvo vedėjas, pas jį buvo 5-6 žmonės, jis vedėjas, Ir jis įsirutuliavo po nepriklausomybės į mokesčių inspekciją, kurioje dirba virš 200 dabar. Socialinis skyrius buvo, irgi kažkur 5 žmonės, kuris įrutuliavo į sodrą. Ir dabar savivaldybė paliko 280. Žmonių liko 90 000. Viskas privatu. Ką tas monstras veikia su tiek žmonių? Jie trukda verslui, piliečiam gyventi. Tie milžiniški, aš pats nieko nebedarau. Nieko, nes neįmanoma. Man žemė, 14 metų. Ale tvarkė. Savavališkai šitą sklypą, kur nupirkė šalia, padarė komercinės paskirties, nors buvo gyvenamas namas pastatytas, aš nugrioviau, kad nereiktų mokėti turtą mokesčių. O jie padarė savavališkai komercinės paskirties. Dabar norint pakeisti paskirtį, 9 mėnesiai. O man čia prasiteisiau 5 metrus į tą pusę sklypą. Per 3 dienas 34 litai. Ir viskas. Tas buvo 93 metai. Dar buvo neįsišaknyję tą biurokratizmo tragediją. Mūsų pagrindinė problema yra siaubingas biurokratizmas, kur viskas žlugda. Tas pats, kaip man, kur tą nupirkau, pažiūrėkit, kaip veisėsi biurokratai. Tai lygiai taip pat kaip neradimas daržas. Dilgėlės, usnis, visokias piktžolės. Ridisiukai kažkodėl patys neužaugo. Ta prasme, perkeltinė prasme, aš sakau, neatsiranda ir verslas savaime taip.
turi įdėti jėgas, išminti, kad savo kapitalas nedingtų, kad žmonėm darbo vietas, o jie dabar reguliuoja viską. Koks turi būti žmogus, kaip turi. Mano reikalas, aš turiu, jeigu tu moki, tai eik tu ir dirb. Kurk verslą ir dirb. Nu, bet palaukit, nu dabar tas verslas irgi, juk nėra toks švelnus ir pukuotas, nu sakykime, jisai dabar tą PVM kainas pakels, jeigu jų nereguliuosim. Tai kaip tie vargšai žmonės gyvena? Argi, aš jums sakiau pradžioj, kad pirkt, parduot yra ne verslas, spekulacija. Jie superka iš ūkininkų, kaip paimkim Maksimą, ne? Jie superka po 14 centų už litrą gerą pieną. Jie jį nugrebė, padarė grietinę, sviestą, o tą pieną daparduoda už €60 litrą. A įsivaizduojat koks? Taigi turi įsikišti valstybę toj vietoj ir pasakyti, aha, tu nuperki už tiek, tau iš to litro kiek išeina grietinės, kiek išeina sviestą. O kodėl tu dabar atskiestą pieną tu parduodi? Todėl brangiau, kad aš gaminu. Dabar jau... Palauk, kągi ten gaminti iš pieno. Pieno miltelius iš pieno, o po to jau žiūriu, jo riebumą, jo kokybę, su laktūzė, be laktūzės. Bet tai tas litras savikaina jau 5 kapeikas, o parduoda už €1,5. Nugi tam ir yra valstybė, kad reguliuotų vienų gapšumą ir gintų visuomenę nuo tokių parazitų. Nuo spekuliantų, jiegi spekuliantai. Į spekuliantus reikia riboti. Tai į ką turėtų būti nukreiptas prezidento dėmesys kadencijos metu? Kaip? Turi, ką jis programai dėsto, prezidentas. Ir ar jisai, jeigu jis prisijimtų, o jeigu girdėtų mano pasakymą. Tikėkimės išgirs. Tai suprantat kaip? Jisai išdėstė savo visus tokius, kaip pasakyti, kaip čia jau įvardinti. Tezės, programos. Programą, ne? Jeigu pirmi pagrindiniai vieno prezidento kandidato keis įstatymą, kad su Belarusija panaikintą įstatymą, kad nepirkti tiesiogiai elektros. Iškart panaikina ir iškart nacionalizuoja elektros visas firmas. Turi būti valstybinės. Jeigu jis tą padaro, paliekam, o jeigu ne, tagu jis pasižada atsistatydinti. Visuomenė atlaisvinta būti nežmoniškam mokesčiai už elektrą, už visas paslaugas, kur visuomenė moka tiem privatininkam, turi atlaisvinta būti ir valstybinė. Valstybė turi nustatyti paprasčiausiais kokią savikaina. Kokia gali būti savikaina liftui pakilti 9 aukštų name, ne? Moka būtas 50 €. O kiek būtų? 25 būtai. Įsivaizduojat, vienas liftas, suprantat, kiek atneša naudos. Absurdas. Pagal tą vienintelę, pirminės, kaip sakiau, jeigu sutvarka energetiką į visus tuos mokesčius ir tos įmonės valstybinės, viskas. Jeigu nepadara, jis turi atsistatydinti. O užsienio politika tada... Užsienio politika savaime aišku, prezidentą, o prezidentas skiria užsienio reikalų ministrą. Ir turi duetų. Turi būti šokis kaip balete. 2 žmonių šokis pagal užsienio politiką turi būti vieninga. A ne tai, kad ir kažkam tai neparsiduot, bet užsienio politika turi būti naudinga visuomeniai, valstybei, naudą neština. Kiti sako, kad nėra ką rinkti, neįsiu balsuoti. O sakau, tau išrinks tada tas, kur rinks už tave. Išrinks tau patį didžiausią priešą. Kur tu daugiausia nekenti, tai jį ir išrinks tau, jeigu tu neįsi balsuoti. Jeigu neini balsuoti, tu nubalsuoji už patį blogiausią. Balsavimas irgi vyksta, jeigu kad ir neini balsuoti. Turi žmonės eiti visi balsuoti. Ir protingai balsuoti, o ne tai, kad aukštas ir gražus. Juk mes matom, ką padarė su Lietuva, su žmonėm. Ir tu čirkšk kiek nori, nebepričirkšėsi man jokių būdų. Juk tu darbais pasiremi, savo darbais atliktais pasiremi, kad eiti toliau kandidatuoti. Kaip reikia turėti tą vadinamą skaidrumą tokį? Tai aš taip galvoju.
bet aš labai nepasitikiu tuo balsavimu, nes tą kompiuterį valdo, žinot pati. Ta, kas valdo? Taip, valdo, kada per pusę dienos per kompiuterį nubalsavo, kiek ten, 30 000 ar 20. Ne, nu absurdas, suprantat. Kur iš pat pradžių jau absurdas. Tai kaip gali žmogų tokį rinkti? Nepritartumėt vis tik rinkimams? Aišku, savaime. Tik ranka. Tu pavadina, kad visuomeniai rinkimai, piliečiam rinkimai tai kaip šventė. Nu taip, mes pasipuoškim, naikim į šventę tą, išreiškim, nes tavo tik tiek ir reikalinga valdžiai, kad tu nueitum ir įmestum tą papiriuką. Bet tu turi daug galvoti, pasišnekėti su protingai žmonėm, su vienu, su kitu. Reiškia, pasiruošimas rinkimams turėtų būti ilgas ir toks, kaip pasakyti, savaime aišku. O čia dar irgi užslėpti visokiausi, suprantat, visokiausi variantai. Net tą įstatymą aš pernai buvau Seime Konstituciją salėje, ten 4 sykius kalbėjau. Ir suprantat, kaip labai tokia politika. Norėjo, tas kaip jau mokslininkas, kur sukūrė tą įstatymą, kad visiems bomžam, valkatam, bedarbiam mokėti pastovų atlyginimą. Įsivaizduojat, kokia valdžia būtų gera, ne? Ten keli šimtai tūkstančių, ne? Jie gauna pinigus už dyką. O kai jie kreipsis, vot mes jums mokam, jūs balsuokit už mane. Taip, reikia būti dar ir, kaip pasakyti, neabejingam dėl savo valstybei ir kaip politiškai apsišviesti. Ne tai, kad savo valstybei, savo vaikam, anūkam, nebejingi, nes mes paliekam jiem gyventi toj pekloj. Kitaip neįvardinčiau, nes dabar visuomenė išgąsdinta. Suprantat, niekas nebenori investuoti, man dėl to Titaną projektą. Bet jis gal bus, aš galvoju, kad jisai... Jeigu saka, karas pasibaigs pas jūs, nes Pietų Afrika nesupranta. Saka, kaip jūs ten kariaujat dabar, suprantat? Ten vėl viskas. Saka, mes negalim investuoti 500 milijardą, kadangi jūs kariaujat. Saka, kitoj valstybėje davai. Gali. Aš noriu Lietuvoje. Tie, kurie nori, kad Lietuvoje kurtųsi kažkas, jie turi eiti ir balsuoti už tą, kur ir prezidentu, būdamas žmogus, gali viską pakreipti gerą pusę. Į gerą pusę galima pakreipti. Visiškai nedaug reikia. Taip, bet dabar iš kur turėtų ateiti? Iš verslo, kad turėtų didelį supratimą, iš politikos, iš kažkokių visuomenės santykių. Jūs galvojate, kur čia dabar... Koks žmogus, kokios ryties? Aš pasakysiu dar vieną momentą. Dabar paskutiniu metu 4% BVP ir ten verslo konfederacijos kažkoks prezidentas, a ne? Tai koks jo motyvas dabar tą organizuoti, kad 4% 2 milijardai, a ne, eurų skirti patrankam, kur jokios reikšmės nesudarys, ar ten rusai puls ar nepuls. Juk ne, tas pats kaip drambliui kažkokią musytę atsistos ant ausytės. Tai kągi mes padarysim? Turi būti kas daugiau, ekonomistas, politikas? Turi būti visapusiškai išmanantis žmogus viską. Vat kaip šneka kandidatas. Jeigu jis vien tik gyrėsi, kad mes Europą ir NATO, tai ką... Jis vieną kryptį reiškia. Viskas, tik NATO ir Europą, daugiau nieko. Daugiau nieko, jis nesupranta, kaip mūsų visuomenė gyvena. Jūs paklauskite ten, kur Europarlamente sėdi. Ar jis įsigilina? Ar jis padarė ką nors dėl Lietuvos naudinga? Tokiom frazėm demagogija. Tik nėra ką klausyti ten jų. Nėra ką klausyti, kada matai visą tikrovę, kaip viskas verda čia. Ir ką jie šneka.